Ar žinojate, kad tam, jog televizijos laidos apskritai egzistuotų, programų prodiuseriai kasmet praeina kryžiaus kelius? Nuo projekto sumanimo ir scenarijaus rašymo, nuo biudžeto planavimo bei dalyvavimo televizijos programų ar specialių projektų konkursuose ir galiausiai patekimo į eterį. Tuo metu sudega labai daug laiko, nervų ir pastangų. Tačiau TV žurnalo Pasaulio Lietuva prodiuseriai neturi priežasčių jaudintis. Atidžiai įvertinęs televizijos programos unikalumą bei reikšmę Lietuvos ir diasporos komunikacijai, šiemet Medijų rėmimo fondas skyrė dalinę paramą TV misijai Pasaulio Lietuva. Įdomu tai, kad dalis fondo lėšų buvo skirta lietuvių išeivijos žiniasklaidos projektams, kurie pirmą kartą istorijoje buvo išskirti į atskirą grupę. Diasporai, žinoma, tai aktuali tema. Todėl daugiau apie ją reportaže. Iki 2024-ųjų paramą žiniasklaidai administravo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Jį nuo šių metų pradžios pakeitė pernai rudenį įsteigtas Medijų rėmimo fondas, kurio biudžetas dvigubai didesnis nei ankstesnėjo ir siekia 6,5 milijonų eurų. Šiemet finansavimas skirtas projektams 4 programuose – kultūrinės žiniasklaidos ir kultūros periodinių leidinių, regioninės žiniasklaidos, naujienų, tyriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos bei žiniasklaidos tautinių mažumų kalbomis ir lietuvių išeivijos diasporos žiniasklaidos. Nepamirškime, kad gal 500 milijono Lietuvos gyventojų, kurie yra gimę Lietuvoje, yra išvykę ir gyvena užsienyje, tai daugiausia vakaruose. Aš pats taip pat buvau tokiu žmogumi, aš 94 metais buvau išvykęs į Jungtinę karalystę, grįžau 2002 metais, tai kai visi išvažinėjo, aš tada grįžau. Ir 8 metus pragyvenus būtent Didžiojoje Britanijoje ir pamatęs tą šiek tiek virtuvę iš vidaus, tu supranti, kaip yra lengva prarasti tą lietuvybę, kaip yra netgi ir dabar lengva prarasti ryšį su Lietuva. O tam, kad ją palaikyti lietuvybę būtent Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalise, reikia labai daug dirbti. Ir mes turime palaikyti, mes turime padėti tiems žmonėms, kurie mato tame prasme, kurie aukoja savo laiką, savo jėgas tos lietuvybės palaikymai ir ryšio su Lietuva palaikymai. Tai būtent lietuvybės palaikymas ir ryšys su Lietuva ir yra tas labai svarbus komponentas, kuris Medijų rėmimo fondo veikloje, manau, tik tai yra dabar prasidėjęs ir mes labai tikimės, kad jis išsivystys į didesnius darbus. Medijų rėmimo fondo direktorius ragina šiandien į užsienio lietuvius žvelgti pozityviau. Jeigu jau mes orientuojamės į vakarus, mes esame vakarų valstybė, tai mums būtent ta lietuvių diaspora yra didžiulis turtas. Čia daug kas labai sako, kad Lietuva nuo to daug pralaimėjo, kadangi buvo didžiulė migracija iš Lietuvos. Įvyko, kas įvyko, bet mes dabar tai turime žiūrėti kaip į turtą. Tai yra mūsų turtas. Mūsų tiesioginiai ryšiai su vakarais, mūsų tiesioginės sąsajos su vakarais. Taip pat mes turime ir dar vieną galimybę, tai yra vėlgi, kadangi gyventojų skaičius Lietuvoje mažėja ir yra planų didinti, bent jau buvo tokie planai didinti migraciją į Lietuvą, bet mes turbūt turėtume visų pirma bandyti pašaukti, susigrąžinti lietuvius, bent jau dalį jų, kurie yra užsienio. Aš nekalbu, tai yra nemanoma to padaryti, kad tai būtų visi lietuviai, bet bent jau dalį Lietuvos susigrąžinti Lietuvą ir būtent tas ryšys, kurį Medijų rėmimo fondo finansuojami projektai ir palaikys būtent tokius projektus, kuris išlaiko tą ryšį su Lietuva. Pasak Ruslano ir Žikevičiaus, televizijos projektų finansavimas neabejotinai naudingas, nes vaizdo projektai šiandien turi didelę įtaką. Ir labai svarbu turėti ne vien raštą ir ne vien garsą, bet ir vaizdą. Tai būtent ir 21 amžiaus 3 dešimtmečio vienas iš tokių kaip ir trendų yra vaizdas.
vaizdas, jis jau pradeda ir nugalėti raštą ir kai kur ir netgi ir garsą. Tai būtent man kaip žmogui, kuris ir seka tuos paskutinius trendus ir panašiai, man labai yra svarbu vaizdas. Vaizdas yra labai svarbu, tai aš manau, kad būtent vaizdo projektas ir turi didžiulę prasmę ir turi gal netgi labai didžiulę įtaką. Tai ir su tuo vaizdu bus galima turbūt padaryti daug dalykų, ne vien tik tai jį galima įdėti į televiziją, bet galima ir per socialinius tinklus su juo įvairiai sužaisti ir iš to vaizdo galima padaryti ir tekstą. Ta prasme, yra labai daug galimybių, kaip tą vaizdą įdarbinti ir dabar žmonės daugiau žiūri negu skaito ir, kaip minėjau, tai yra vėlgi jaunimo reikalai, tai jaunimui tai yra labai svarbu turėti vaizdą. Deja, tai tokia yra situacija, tai mes neturime to ignoruoti, mes negalime to ignoruoti, mes turime eiti žingsnis žingsnin su naujovėmis, su tuo trendu ir kažkaip tai bandyti prie to prisitaikyti, bet ir per gerą projektą, per būtent kokybišką turinį laimėti ir širdis, ir protus būtent ir jaunimo tarpe.